Tarp būsimų naujakurių sklando ir tokia liaudies išmintis, kad jeigu meistrai žada baigti darbus iki Kalėdų, nepamirškite paklausti, iki kurių. Deja, bet kartais realybė būna tokia, kad planuoti darbai laike išsitęsia labai ilgai. Ir Kalėdas gali pakeisti Velykos, bet mes kalbame apie šilumą, ypač dabar ji reikalinga, kaip sakoma, čia ir dabar. Ir jei galvojate apie savo namų šildymo sistemos pokyčius, galite nebijoti. Yra sprendimų, kuriuos įgyvendinti daug laiko tikrai nereikia. Sauridos dujinio šildymo sistema, jinai klientų labai mėgiama vien dėl to, kad yra labai pakankamai greitas, paprastas sumontavimas. Aišku, paprastas nelygu prastas, turi tai atlikti specialistai, bet pačią šildymo sistemą galima sumontuoti ir pirminį paleidimą padaryti per gerą pusdienį. Mes klientams sakom 1 darbo dieną. Jeigu pati santechninė dalis namuose yra tvarkinga, tai tiesiog pats visas sujungimas, pastatymas, sumontavimas vyksta ganėtinai greitai. Žinoma, kartais reikalinga papildomų darbų, papildomų paslaugų, tai jau klientai derinasi kiekvieno atveju individualiai, tai tada tas procesas gali šiek tiek įsitęsti. Bet jeigu namų santechninė dalis tvarkoj, tai ryte atvažiuoja meistrai, o jau po pietų namai gali pradėti šilti. Tokie sprendimai tikrai nesudėtingai įgyvendinami įvairiuose namuose. Aišku, įvertinkite, ar namas pakankamai sandarus ir tinkamai apšiltintas, nes jeigu šildysite orą, jokia sistema nepateisins jūsų lūkesčių. O iš rimto partnerio šitoje labai svarbioje srityje juk tikitės aukščiausio lygio kompetencijos. Šildymo sistemų, šildymo pardavėjų, tiekėjų, montuotojų rinkoje tikrai yra labai daug. Ir prasidėjus rudeniui, žmonės tveriasi už galvų, ką daryti, šildymas senas nebeveikia, dabar kaip greičiau, kaip geriau. Bet yra ta patarlė kartais, kad skupus moka 2 kartus ir ieškant rinkoje pigiausio varianto, kuris pažada čia ir dabar, greitai įrengs, pigiai padarys, tai nereiškia, kad jūs gyvensite saugiai, komfortiškai ir patogiai. Aš labai rekomenduoju pasidomėti, kiek rinkoje jau įmonė dirba metų, kokie dirba specialistai, kokios yra garantijos ir tai užtikrina jūsų komfortą ir namų saugumą. Kaip pavyzdys, Saurida jau rinkoje mes dirbam 28 metus, pragyvenom įvairius ekonominius, krizinius ir visus dalykus, ar ne, kas tikrai nebuvo lengva, visi puikiai apie tai suprantam. Ir savo klientam vis tiek teikiame paslaugas ir pasirūpinam visą priežiūrą. Nepaslaptis, atsiranda tokių įmonių, kurios galvoja, čia labai greitai kažką padarys, 1-2 metai teikia paslaugas ir staiga pradingsta. Ką tada daryti klientui? Vis tiek sistema reikalauja ir priežiūros, kartais ir techninio aptarnavimo. Beje, įmonė sulaukė skambučių ir iš klientų, kurie nebegali prisikviesti įrangą sumontavusių vienadienių įmonių atstovų. Deja, taip irgi būna, bet tokie klientai tikrai sulaukia pagalbos. Klientų nepaliekam niekada bėdoje. Bet šitoj vietoj tikrai labai rekomenduoju rinktis atsakingus savo šildymo namų sistemos partnerius, kurie atvykti gali pas jus į namus, įvertinti esamą situaciją, padėti įsirinkti šildymo sprendimą. O kadangi artėja bene smagiausios metų šventės, gal į kalėdinių norų sąrašą galima įrašyti ir naują šildymo sistemą ir sulaukti net iki šių metų Kalėdų. Net ir dabar prasidėjus rudens šildymo sezonui tikrai nevėlu pasirūpinti savo šildymo sistema, ar tai naujai įsivesti Sauridos šildymo sistemą ar kombinuotus esamą. Yra įvairių namų, įvairių šildymo sprendimų ir kiekvienas turi teisę rinktis, ko jisai norėtų, kokie yra lūkesčiai ir kokie yra poreikiai. Tai šiuo atveju labai kviečiu pasidomėti ir dujinio šildymo sistemom ir įsivertinti, ar tai atitiks jūsų norus. Nusprendus pabandyti, tai drąsiai kviečiu kreiptis, pasikviesti konsultantais, gali atvykti net į jūsų namus, įvertinti namo techninę charakteristiką, bent jau tą pirminį įvertinimą pasidaryti, išklausyti jūsų poreikius ir pagal tai parinkti tinkamos komplektacijos dujų balionų sistemą. O šiluma ir komfortas, kurie taps jūsų namų palydovais, bei atsiradęs laisvas laikas, kai nebereikės po kelis kartus per dieną keliauti į katilinę, leis suprasti, kad toks sprendimas yra bene geriausia dovana.